Labą dieną, aš girdėjau, kad jūs esate labai gera būrėja ir iš karto mokate pasakyti likimą. Aš norėčiau sužinoti, koks manęs laukia likimas. Yes. Įsirenk teleskopą. Tavęs laukia graži ir daili panelė. Dar tavęs laukia ilga ir sunki kelionė. Ir paskutinis tavęs laukia valdiški namai. Žiūrėk, ką radau. Batą. Ir jis atrodo naujas, bet kruvinas ir rieštas ir visas dvokia kažkaip keista. Kaip keista? O ko šiandien yra klasėje? Lakūno ir princo. O tai gal batas princo? Ką tu čia nusišneki? Pasižiūrėk, kokio didumo. O jo koja tai kaip peliuko. Na gerai, nusiramink. Šis batas tiktų tik kokiam 10-okui, gal Aivaru. O be to prisimeni, vakar per biologijos pamoką įsišoko pro langą. Ne, buvau kitame mokyklos gale. O gal bato savininką nužudė? Neduok dieve. O gal tas batas lakūno? Juk jis gyvena kitame upės krante. Pažiūrėk, auksinį batėlį rado. Gal kurpaitė? Pelenis. Tai ką, gal jums princas atnešė? Tai ką, negali bato nusipirkti? Hi Mary, did you have a good holiday? Yes, I did, but I didn't go to London. Did you see her Loch Ness monster? Lion. Liūtas. Panther. Pantera. Scottish wildcat. Škotų laukinė katė. Tigras. Tigras. Gerbėjai, princas guli
Vai. Žiūrėk. Įsilaužimo žinių nėra. Viskas tvarkinga, niekas nesujaukta, nesulaužyta. O princo mama sakė, dingo naujas jos sportiniai bateliai. Labas. Kas tau nutiko? Tau viskas gerai? Vakar vakare, eidamas namų iš mokyklos, mane užpuolė kažkas iš už nugaros, o daugiau nieko nebeprisimenu. O ar tu buvai su kuprinė? O kokios spalvos batus dėvėjai? Juodas. Tau niekas neskambino, nerašė. Prieš kelias savaitės man skambino keistu akcentu kalbantis žmogus ir buvo prisistatęs kaip žurnalistas. Jis norėjo sužinoti apie mano šeimos istoriją. Ir iš kur jis žino apie tave? Gali būti, kad jis prieš kelis mėnesius matė mano patalpintą Facebook'e nuotrauką su mano šeima. O kas toje nuotraukoje? Mano senelis, močiutė, tėtis, mama ir kiti šeimos nariai. Prince, ar čia yra tavo tėtis ir ar jis avi tuos pačius Nike firmos batelius? O kur dingo lakūnas? Ar žinote, kur dingo lakūnas? Kažin kur dingo. Kaip keista. Kažin ką šiuo atveju Šerlokas Holmsas pasakytų. Merginas ieško nurodymų, kad lakūnas užpuolė princą. Merginos radau. Štai, įrodymas yra, kad lakūnas užpuolė princą. Ir žiūrėkite, dar kraujo dėmių. Kur jos veda? Žiūrėkit, kraujas! Ei, mergos, o jums neatrodytų, kad jau laikas būtų susitaikyti su gyvatė ir lapė? Na, paskambinu. Alio? Labas. Sveika. Ar jūs nenorėtumėte susitaikyti su mumis? Užtenka pyktis. Na, gal? Gerai, mes norime jums pasakyti, ką radome pas lakūną namuose. Ogi radome kruviną vatos gabaliuką ir dar veda kraujo pėdsakai iki autobusų stotelės. Kadangi jau 3 valanda, taigi autobusas galėjo važiuoti į 2 kryptis. Į Jasiškių pusę ir į Pučiakalnės. Į Jasiškių pusę išvažiuoti galėjo 8-okas Katinas, o į Pučiakalnės lakūnas. Tai surandam lakūną ir pasakam jį. Na tai gerai, susitiksim prie mokyklos. Iki. Viso. Hello.
Hello, John. I'm okay. Kur buvai? Tai tu princą primušė, gali ką daryti. Aha, tai tu užpuolei princą. Viskas, tempiam pas pavaduotoją, galėsi jį pasiaiškinti. Nenoriu, neisiu. Paimk. Tai kas atsitiko, mergaitės? Mes gavom, kad jis yra nusikaltėlis, nes jisai primušė princą ir pavogė jo batus. Ar tai tiesa, Mindaugai? Aš norėjau nusipirkti sportinius Nike filmus batelius, taupiau pinigus, bet internete pamačiau, kad jos avi princo tėtis. Tai nusprendžiau žūbūt jos gauti. Ir kaip tu jos gavai? Užsakiau grupuotę, kad ji paimtų batus. Kokią grupuotę? Aidų grupė. Ei, vaikinai, aš norėčiau, kad jūs iš princo namų paimtumėt Nike firmos sportinius batelius. Už tai jums bus 50 litų. Nereikia pinigų, geriau daryk už mūsų namų darbus. Už visus metus. Gerai. Iškratyk kuprinę. Koks debilas nešioja vieną sportbatį kuprinę. Tai čia pasirodo įsivėlusi visa jūsų klasė? Tučto jau pakvieskit man visus. Labas. Ateikite greičiau visi į pavaduotojas kabinetą. Vaikai, kas darosi jūsų klasiai? Kodėl jūs pykstatės? Kas čia vyksta? Kas gali man papasakoti, kas čia darosi? Mindaugas taip norėjo tų sportinių batelių, kad pasamdė šios berniukus, kad pavogtų iš Marijos tos batelius. Aš netikiu, kad jūs esate nusikaltėliai ir blogi vaikai. Jūs esate labai kūrybingi, išradingi ir šaunūs. Tiesiog šitas epizodas buvo labai netinkamas. Ir jūs pasielgėt netinkamai. Ar jūs kviesite policiją? Ne, aš manau, kad policijos mes nekviesime. Jūs pasielgėt netinkamai, bet merginos, jūs esat šaunuolės. Ir jūs pasielgėt labai teisingai. Jūs išgelbėjote šitų vaikinų žūstančias sielas. O kadangi artėja Velykos, susitaikymo metas, atleidimo metas, todėl nuo šios dienos matykite vienas kitą širdimi. Aš atsiprašau tavęs ir atlygysiu tau visus nuostolius, nors žinau, kad tie bateliai kainuoja beprotiškais pinigais. Nes tai, kas svarbiausia, akimis nematom.